visi su jumis ir vėl Go for Wave. Šiandien, kai matome naujas skaitikliukas, kurio iš tiesų ilgai daug kas laukia, tie, kas nelabai moka buildint kažką susijusiu su klaptinais, su twisted klaptinais, su stragged, fused klaptinais, daug, labai daug yra visokiausių coilų. Tai kad mes žiūrėsim ne būtent į kaip kaitiklio, būtent į jo naują galimybę, kadangi čia yra Griffino kopija. Vėliau mes jį palyginsim bent jau pagal akį, ant kiek jie panašus tarp Gemini, tarp Griffino Mini ir tarp štai šito Eagle tanko. Šis yra praktiškai tas pats. Dabar matome komplektaciją ir patį mūsų kaitikliuką. Išvaizda pasikeitė tik tiek, kad dabar matome ne Griffin, o Eagle, tą užrašą ant mūsų kepo. Daugiau jokių akivaizdžių skirtumų negalima rasti. Galima rasti tik nebent atsukus. Kai matome, štai yra HBC, Hand Build Coil. Va tai yra vienintelis tos pasikeitimas šiam kaitiklį ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Kai matome, yra labai daug įvairiausių variacijų coilų. Čia dar yra ne visos, kadangi tie coilai vis atsinaujina, kasdien atsiranda naujų coilų nuo Gigwave kompanijos ir jas galima surasti arba jų saite, arba kitose saitose. Matome štai vienas toks kietesnių coilų. Taip pat galima surasti arba vieną, arba du coilus. Yra tokie kaip Tigerai, fused klaptinai, paprasti standard coilai, iš kantalio yra titano, nikelio, ko tik įmanoma. Tai kad skaitiklis yra būtent tiems, kas yra naujokas vapingė, bet nori turėti kažką nuostabaus, ko kiti siekia buildinimu per 2 arba 3 valandas, kadangi būtent tiek užtrunka padaryti panašius coilus, kai matome dabar čia ant vaizdo. Iš tiesų, kaitiklis nelabai daug ryja skysčio, kas, manau, yra labai svarbu 21 amžiuje ir dabar, kadangi tokie kaip tornado skysčio ėda nesveiką kiekį. Čia šito problemų nėra. Taip pat skonis. Skonis irgi yra labai svarbus faktorius. Skonis jaučiamas kaip ir ant vieno coilo, kaip ir ant 2 coilų irgi gan neblogai. Ant savo kaitikliuko Griffino naudojau paralelinį Clapton su Ribbon Wire ir iš tiesų buvo neblogai, bet pažiūrėkite tai, kam pačiam viską taip buildint, vatą kišt, vykintai viską lygint coilas, čia yra iš tiesų labai sunku, kam tą daryti, jeigu jau viskas yra padaryta. Tas pats Griffin visų pamėgtas, Airflow tiek pat, skysčio padavimas toks pats, įpilimas skysčio toks pats, tiesiog nieko nereikia daryti, įkišam savo HBC, Hand Build Coil, šitą pre-made coilą ir viskas garinam. Kai matome, štai viskas taip įsimontuoja į vidų, galima susukti viskas, daugiau nieko daryti nereikia. Taip pat šitie HBC coilai yra pardavime, kaip ir Vape Shop LT, taip ir Royal Smoke, kas yra normaliai, sugenda coilas, galima taip pat pačiam pakeisti vatą, nereikia būtent pirkti naujų kaitinimo elementų, kaip tai būdavo anksčiau su kitais skaitikliukais. Dabar tiesiog galima iškišti ir įkišti vatą labai ramiai, labai laisvai ir jokių pastangų labai stiprių dėti nereikia. Matome, garų kiekis tikrai geras ir atėjo galas mūsų video, tai kad skaitikliai vertinu 10 iš 10, kadangi iš tiesų daug visko, ko reikia, įvairiausi coilai, viską, ko tik įmanoma, šitas skaitiklis turi. Ačiū labai, su jumis buvo Go for Wave ir iki.